Prieš tai susivokiau, mane šiurpas krėtė. Ir dar blogiau iš tikrųjų buvo, mane krėtė kančia dėl to, kad aš labai noriu iš to įsilaisvinti ir neradau kelių. Reikėjo labai daug klyskelių eiti, kol suradau, kaip tai padaryti. Nes man netiko tiesiog eiti. Stop. Ruošiu nemokamą webinarą, kaip išsilaisvinti žalingų įpročių be valios pastangų. Jeigu nori jame dalyvauti, komentuok po šio video noriu ir atsiųsiu tau visą reikalingą informaciją. Gero žiūrėjimo. Per valią atsisakyti ir paskui sėdėti. Kiekvienas iš mūsų žinome, kad paskui, tarkim, meta žmogus alkoholį ir jis ant tiek myli tą dalyką, sakykime, ant tiek yra pripratęs ir kažkoks draugų susiėmimas, šeimos giminaičių, kurie kiti vartoja toliau, jis negali su jais būti, jis pradeda pykti lieti. Jis pradeda būti nelaiminga tai darydama, todėl kad jisai neįsilaisvino iš jo, jis tapo toks pats įkaitas, tik tai to nebedaro, save dar labiau kankina, į dar didesnę kančią save įvarė. Tai dėl to man toksai netiko, aš pamačiau, kad to nedarydamas aš kankinuosi, tą darydamas irgi kankinuosi. Tai man abu jie pasirodė neteisingi keliai. Ir aš ieškojau trečio kelio, kaip iš to įsilaisvinti, kodėl aš turiu kankintis dėl to, kad noriu atsisakyti rūkyti, kas mane verčia tai daryti. Tai ir tas sąmoningumas rado tos kelius, prie kurių mes taip pat kartu prieisime, žingsnis po žingsnio.